Labas rytas, trečia diena. Prasidėjo, atsikėlėm gerai tenai. Lovas siaura, ant jos dar toks čiužinys uždėtas. Tai ten visą laiką kaip ant rasto gulėjo, žinai, tai slenka ten atgal. Žinai, bet minkšta, šilta, žinai, langas atdaras, viskas gerai buvo. Tai va, išėjau. Dar Benas ten kiaušinių prisivylęs 10, tai du pasiūlė man, tai pasiėmė, žinai, nu tai va, su duona pakeliai. Bet eidamas paskui suvalgė tos kiaušinių, žinai, sakau, blem, užsigerti reikia. Graibausi, nėra gertuvės, aš jau 2 kilometrus ar 3 nuėjau, žinai. Tai tada šiek tiek nevilties, o paskui, reiškia, taip jau ateina protas ir sakau, reikia paskambinti šeimininkė Elžbietai. Paskambinau ir jinai sako, aš kaip tik į darbą važiuoju dabar, jinai ten dirba jo. Sako, į Molinės Saulėgrąžą. Tai, sakau, jo, pamiršau, tai sako, aš atvešiu, žinai. Aš dar ten pasivaikščiau keliu, ten atgal truputį ir atvažiuoja jinai, žinai, tą gertuvę atvežė, ten viską, žinai. Kalbamės, žiūrint galvos tokia karūna, pas ją išdėta, žinai. Ta pigi tokia, lankelis toksai, žinai, sakau, karūna. Tai sako, aš turgelį nusipirkau, sako, ką tik, sako, žinai, ašgi karaliutė, jas pavardė karaliutė. Kaip gaila, kad nenusifotkinau selfie su jie, žinai, tai pasijuokė mielai, taip, žinai, buvo. Iš tikrųjų, mėly žmonės, tai visa šeima. Vakar jos tos Elžbietos dukra, ten pardavėja dirba, ten vis didžiulė parduotuvė, ten ąsočių visokių, ten visko yra, žinai, visokių ten magnetukų, ten ledus jie gamina patys, žinai, Elžbieta daro su halva ledai, žinai, skanus tikrai, tokie, tai va. Tai jo, ten visa šeimyna yra ten, o ten tas jų patriarchas tėvas Kęstutis, žinai, tai jisai, kai aš atėjom, jisai pasitiko, žinai, ten viską mane ten, tai sako, čia sako pas mus, taip sako, paprastai, asketiškai ir vyriškai, sako, viskas yra. Sako, žinai, nuvedė aš ten už to namo, ten toks kampas atitvertas, 2 bačkos, 1 skalbtis, tokia bačka, tokia plasmasinės, kur būna sodose, ten tokios su kranu. 1 skalbtis, o kita ant tokių pastolių pastatyta, tai ten dušas. Tai išsimaudžiu ir įsiskalbiau, jokių bėdų nebuvo, kaip mielai. Tai va, įsiskalbiau jau visus savo rūbelius, kuriuos buvo suprakaitavęs. Ir koinės, tai išdžiuvo, viskas gerai. Tai va, vakar tokie buvo, nuotykiai geri tokie. Susipažįsti su žmonėmis visokiais ten. Ten ir kažkas, va, su tokie. Moteris, jinai tikriausiai neis, jinai ten buvo atvažiavus pailsėti. Sakė, jinai Ispanijoje tos visus kaminų yra praėjus. Tai daug man papasakoja, daug patarimų visokių davė, žinai. Kur kaip, kur įdomiau, kur lengviau, žinai. Kur sunkiau. Man apie savo žygius pasakoja, tai iš tikrųjų faina. Rosana, tokie, žinai. Tai va. O dabar atėjau į toksai kaime gyvenvietė Rokonių, čia tas toksai žinomas kaip ir yra apie tą tokį vietinį milijonierių, kuris čia bažnyčią pastatė, sako, vienintelė privati bažnyčia yra Lietuvoje. Bet jinai šventinta, aš pažiūrėjau, Bartulis yra pašventinęs, ją, žinai. Tai va dabar galvoju, gal pataikysiu į mišias kaip nors. Žinau, jei ne, tai 12 val. Sidabralė. Ten spėsiu irgi. Tai va, tai. Ir čia visokių tokių, tam Rokoniuose yra tas milijonierius lėktuvų turi, lėktuvus kelis nusipirkęs, jisai čia savo aerodromą. Jisai toks mėgėjas buvo visą laiką aviacijos, sako, jam buvo 70 metų, kai jisai išsilaikė piloto licenciją. Įsivaizduojat? Vyrai tokie yra. Tai va, tai, ir čia tokia, žinai, gal rasiu visokią tą bažnyčią ir paskui ten stotelę, tokia autobusų stotelė, kuri padaryta nameliu
iš jos padarytas namelis piligrimams. Tiesiog, kad tipo atviros durys ten visą laiką yra. Ir ten yra ir lova, ir ten vandens yra. Ir kartais, sako, vat, vietiniai lašinių atneša ir kažko daržovė padeda, žinai, supranti ten. Kad jeigu tu eini, tai ten užeini, ten gali pagulėti, pailsėti, kažkas ir eiti toliau. Nu tai laukiu tų rakonių. Pažiūrėsiu dar, kaip ten yra. O kol kas tai Ultrėja ir Bon Camino.